Labą dieną, šiandien mes jums norim parodyti, kaip pagauti vieną damą su 3 damom. Vieną damą galima pagauti Petrovo trikampio pagalba. Štai kaip atrodo Petrovo trikampis. Kai tokia situacija jau būna lentoj, taip dama juodųjų pagaunama per kelis ėjimus. Petrovo trikampis gali būti vat taip, taip arba taip. Reiškia, va tokia situacija, yra juodų damą reikia išvaryti vat į šitą lauką ir galima pagauti vat šitose, kai langelės jinai stovi, pastatyti Petrovo trikampį, kaip rodėm. Tai reiškia, mūsų stiklas įstumti, reiškia, mes stovime, reiškia, pagrindiniam keliui, tai reiškia, mes turim užimti šitos kelius, paskui užimti 3 eilį, iš pradžių 2 eilį, paskui 3 eilį ir įstumti juodą šaškę tenais ir mes ją tada greit pagaunam. O juodų tikslas reiškia laikytis čionais, kad nepapulti šitas vietas. Taigi pradedam. Žaidimo taisyklės, kaip ir žinot, kaip taip gaunas tokia situacija, per 15 ėjimų reikia pagauti, nes kitaip būna skelbiamos lygiosios. Tai reiškia, vat mes pirmiausia važiuojam štai taip. Dėl ko? Dėl to, kad mes jau darom tokią kaip gaudyklėlę, apribojame ėjimus, jau juodieji negali čionais važiuoti. Dėl ko? Dėl to, kad mes paprasčiausiai pavažiuosim va taip, jeigu jie, vat, nu, parodysiu dar kartą. Ir jeigu jie čia paeina, mes iškart taip ir jau iškart jinai pagauta. Reiškia, jos ėjimai apriboti šitoj pusėj. Reiškia, mes taip, juodieji pagal tą planą stengiasi laikytis pagrindiniuose keliuose, mes tada juos stengiamės išvyt, jie laikosi tenais, mes tada atvažiuojam čia, jie važiuoja čia, į šitą pusę jis eit negali, kaip žinot, dėl ko? Dėl to, kad mes šitą šaškę stumėm čia, automatiškai kirtimas, mes einam čia, jisai eina čia, mes einam čionais. Reiškia, jisai dabar važiuoja, jau jis gali važiuoti ir čionais, jau tada mes darom tokį ėjimą ir jis jau čionais važiuoti negali, nes mes jam duodam kirsti. Jau jis turi palikti šitą kelią. Tada mes susidvejinam šaškės čionais. Tokia sąlyga būtina, reikia 2 šaškės laikyti čionais ir vieną laikosi tada centriniam keliui. Jis važiuoja į 3 eilius, jis neskuba tenais važiuoti, jis važiuoja į 3 eilius. Kai jis atvažiuoja į 3 eilius, mes pavažiuojam va taip va. Ir dabar jisai negali važiuoti nei čia, nei čia. Dėl ko? Jeigu jis pavažiuoja čionais, mes jam duodam kirst, jisai kerta čia, šitą šaškę mes tada atitraukiam atgal, jis turi kirst čionais, pagautas. Jeigu jis pavažiuoja į šitą pusę, tas pats. Mes šaškę metam čia, jis kerta, tada šitą šaškę mes traukiam atgal, jis vėl turi kirst. Reiškia, dabar tokia situacija, turim tokią situaciją, reiškia, mes stovim čionais, jisai stovi čionais. Reiškia, dabar jisai čionais jau važiuoti negali, tada jis pasitraukia, paprasčiausiai jam gaunasi toks ėjimas čionais. Tada mes darom jam Petrovo tą trikampį, tuoj paaiškinsiu kaip pagaut, arba jisai važiuoja čionais, vėlgi Petrovo trikampis, reiškia, šaškė čia ir mano viena čionais, 2 čia. Vat aš dabar parodysiu jums kaip pagaut Petrovo trikampį, kai liko tik tai kelimai ėjimai pagaut. Dabar juodųjų ėjimas, jie turi praktiškai 2 ėjimus. Vienas ėjimas čionais, atsiprašau, arba kitas ėjimas čionais. Jeigu jisai, pavyzdžiui, pavažiuoja čionais, tai mes paprasčiausiai atitraukiam šaškę atgal. Tada jam lieka, čia negali, jam lieka grįžti čionais. Tada mes jam duodam kirst. Dar kirtimas ir viskas. Jisai pagautas. Dabar sakykime, na aš parodysiu dar trumpai Petrovo trikampį. Vat jeigu tokia situacija, reiškia būna ir jo dabar ėjimas, jisai, kai tada mes žurnalizavom tokią padėtį, kai jis važiavo čionais, mes patraukėm šaškę čionais, jis grįžo čionais, gavo porą kirtimų, mes panalizuokim kitą padėtį. Jeigu jisai pavažiuoja į kitą pusę, kur jis dar gali pavažiuoti, tai pavažiuoja čionais. Tai mes jam tada užtveriam jį čionais, patraukiam šaškę iš pagrindinio, netgi jam atiduodam, galima sakyti, pagrindinį kelią. Atrodo, jis turi 2 ėjimus, arba į pagrindinį kelią, arba sto čia. Aišku, jisai stoja į pagrindinį kelią, atrodo, vat, užima pagrindinį kelią,
Ir tada gaunasi vėl ta pati situacija. Mes jam duodam kirst šitą šaškę ir paskui duodam šitą šaškę. Jisai pagautas. Reiškia, va dar kartą parodau, Petrovo trikampis reiškia. Šaškė gali būti čia, čia, arba čia, reiškia, yra 4 vietos, kur pasistato Petrovo trikampis. Vat vienas toks, automatiškai vat atrodo, kitas taip vat. Arba čia nais jisai bus, tada vat šaškės gaunasi taip. Aišku, čia reikia praktikuotis, pasitreniruoti, bet vat principas yra toksai pagavimo, čia vadinasi garsusis Petrovo trikampis. Reiškia, tada šaškė taisyklingai žaidžiama, pagaunama per maksimum 13 ėjimų. Tai tiek. Gerų jums pamokų. Viso gero.